reikia 10 arba daugiau taškų. Ruikio sąskaitoje 13, Zavackas 11, Kuzminskas ir Grantas po 10. Ir pražanga. Į aikštę vėl grįžta Dvinas Williamsas. Netaiklus varžovų metimas, šansas tokiai pusiau greitai kontratakai. Marius Prekevičius, perdavimas Grantui. Grantas atsisako sumanimo aštrinti situaciją ir veržtis į baudos aikštelę. Ir atakuoja iš 3 taškų zonos. Metimas netaiklus. Šiaulių komanda tritaškius meta 35% taiklumu. Na, ne super pataikymas, tačiau vienaip ar kitaip jie dabar jau lenkia. Ir pagal šį parametrą Guilford Heat komanda, kuri dabar jau įmeta tik tai kas trečią tritaškį. 33% taiklumas. Saulius Kuzminskas. Ir klaida. Nesuveikia dabar tiksliai. Ties iš 6. Ir dabar antrasis jo pasirodymas šiandien. Per tas pirmasis 3 minutės jis įsodino vieną tritaškį Šiaulių komandai. Jamesas Jonesas. Panašu, kad kuomet neteko savo pagrindinio įžaidėjo Heat komanda, Jamesui Jonesui tenka didžiausias darbas organizuojant savo komandos draugų atakas. Saulius Kuzminskas grūmėsi dėl kamulio, tačiau jo galutinai sugriebti nepavyko Šiaulių komandos centrui. 3 minutės 50 sekundžių. Iki kėlinio pabaigos. Jamesas Jonesas. Ir vėl žaidimas per Tony Dorsey. Prasižengia Donatas Zavackas ar Saulius Kuzminskas. Saulius Kuzminskas yra linkęs prisijimti visą ugnį į save. Antroji pražanga Kuzminskui ir 5 komandinė. Tony Dorsey, 9 jo taškas. Ir visos 3 taiklios baudos. Dabar visos 4 baudas apskritai varžovų gretose kol kas meta tik tai 2 krepšininkai. Tony Dorsey 4 iš 4 ir Jamesas Jonesas 2 iš 4. Mantas Ruikis. Antonijo Grantas, metimas per Nerijų Karlikanovą. Netaiklus Antonijo Grantas šiandien taip pat kol kas neįtin sėkmingai atakuojantis iš 3 taškų zonos. O Tony Dorsey ir toliau stengiasi žaisti labai agresyviai ir kietai, ypač tuomet, kai prieš jį atsiduria Saulius Kuzminskas. Galimybė greitą kontrataką surengti ir ją išnaudoja Šiauliai, Donatas Zavackas ir Marius Prekevičius. Pastarasis atlieka perdavimą. Zavackas pelno 2 taškus, 14 taškų skirtumas, 59-45. Michaelas Martinas ir dar viena pražanga Saulius. Pelno savo komandai 10 tašką įmesdamas, tai yra Michaelas Martinas, įmesdamas baudos metimus ir mažindamas skirtumą iki 12. Artūras Masiulis. Individuali ataka baigėsi netaiklių metimų per varžovo rankas. Jamesas Jonesas sužingsniuoja Michaelas Martinas, besiverždamas link krepšio. Ir tuo pačiu išvaduoja Šiaulių komandos gynybą nuo pastangų, kaip sustabdyti įsibėgėjusį varžovą. Donatas Zavackas. Vienas iš rezultatyviausių Šiaulių komandos krepšininkų. Jis ir Mantas Ruikis yra pelnę po 13 taškų, o Donatas Zavackas dabar įmeta ir 15. 61-47 eilinį kartą patvirtina savo kaip vieno iš Šiaulių komandos lyderių statusą ir reputaciją Donatas Zavackas. Michaelas Martinas.
Ir krauna kamuolį į varžovų krepšį Maiklas Martinas, tačiau prieš tai susidūrė su juo, ant grindų parkrito ir atrodo net ir traumą, tikėkime, nedidelę gavo Donatas Zavackas, bet kuriuo atveju jis lieka aikštėje. Artūras Masiulis užsidirba pražangą neteisingai statydamas užtvarą. Kamuolys vėl atitenka Guildford Heat komandai. Antroji pražanga jam. Minutė 24 sekundės iki kėlinio pabaigos. Jeigu po dviejų kėlinių Šiauliai pirmavo 13 taškų skirtumą, tai dabar ši persvara kol kas yra sumažėjusi dar vienu tašku. Ir galima sakyti, jog Šiauliai per antrąjį ir per trečiąjį kėlinius gyvena iš to, ką jie susikūrė per pirmasias 10 minučių. Artūras Masiulis. Prasidėjo paskutinė kėlinio minutė, Prekevičius. Dabar jau sužingsniuoja Artūras Masiulis. Na, kol kas neįtin sėkmingas jo pasirodymas pastarosiamis minutėmis, kuomet jisai pakeitė Saulių Kuzminską. Pražanga puolant prarastas kamuolys, žingsniai dabar prarastas kamuolys. Ir vienas netaiklus metimas. Jamesas Jonesas. Tony Dorsey uždirba ir štai pagaliau pirmasis netaiklus metimas. 11 taškų lieka Tony Dorsey sąskaitoje. Marius Prekevičius. Prekevičius vėl su kamuoliu, perdavimas Ruikiui. Ruikis meta iš 3 taškų zonos ir pataiko. Na, Mantas Ruikis, kada komanda tik tai stabteli, jis yra vienas iš tų žmonių, kuris karts nuo karto nutraukia tas tokias tuščių atakų serijas. Dabar jo tritaškis vėl padidina skirtumą iki 13, 63-50. Paskutinės 3 sekundės šiame kėlinyje. Suspėja išmesti kamuolį ir pataiko Aidin Sirenai nuo lentos. Varžovai su kamuoliu jau buvo prie Šiaulių baudos aikštelės ir Artūras Masiulis prasižengė 4. kartą, taip pat kaip ir Jose Olivero. Jau 2 Šiaulių krepšininkai yra prasižengę po 4 kartus. Tony Dorsey. Vis labiau įsismagina Tony Dorsey ir vis didesnių problemų. Jis pradeda kelti Šiaulių komandos gynybai kartu su Maiklu Martinu, kuris vien per trečiąjį kėlinį įmetė 10 taškų iš tų 15, kuriuos surinkęs yra iš viso. Na ir štai, tik 9 taškų skirtumas. Ir Šiaulių komanda dabar traukteli į priekį, kiek Artūras Masiulis. Tai yra pirmieji šio vidurio puolėjo taškai šios dienos rungtynėse. Tačiau Šiauliai dabar yra tokioje gan grėsmingoje ir pavojingoje situacijoje. Nesvarbu, kad persvara dar jų pusėje. Tačiau labai dažnai krepšinyje būna taip, kad puikiai pradėjusi, didžiulę persvarą turėjusi, komanda vėliau stabteli ir vėl grįžti prie to kokybiško, greito ir galingo krepšinio būna labai sudėtinga. Štai dabar Artūras Masiulis vėl ryžtasi vienas brautis pro 2 varžovus. Bandymas baigėsi netaikliu metimu iš labai sunkios padėties ir 9 taškų skirtumų atsiliekantis Heat krepšininkai turi šansą dar labiau priartėti prie Šiaulių komandos. Nerijus Karlikanovas, Maiklas Martinas, Tony Dorsey. Netaiklus jo metimas, tačiau Jamesas Jonesas yra greitesnis nei Marius Prekevičius. Ir dabar dar beveik greitesnis ir aktyvesnis už Gediminą Maceiną buvo ir Nerijus Karlikanovas. Tačiau jam jau pritrūko tiesiog geresnės pozicijos ir pusiausvyros, kad sugriebtų kamuolį, numuša jį už aikštės ribų Nerijus Karlikanovas ir sėdasi ant suolelio. Vietoje aikštėje 22 numeris Danielis Gilbertas. Na, matydamas jo komandos situaciją dabar nėra jau tokia labai šviesi. Robertas Kunsaitis grąžina į aikštę ir antrąjį savo rezultatyvų žaidėją, tai Donatą Zavacką. Gediminas Maceina pažeista. Neštą kamuolį fiksuoja rungtynių arbitrai. Štai dabar jau pažiūrėjus net